parodysiu, kaip skiepiju arbūzą. Aš juos skiepiju liežuvėlis. Tai yra, kai pjauni vieną kitą ir sudedi. Aišku, pirštinės padėjau į šalį, nes čia reikia šiek tiek tokio kruopštumo. Tad žiūrim. Taip, kadangi vyksta skiepijimo darbai, tai turėtų būti tvarka kaip operaciniai, bet su žievėmis niekada taip nesigauna. Tai jau bus kaip bus. Taip, čia yra moliūginių šeimos augalas, hybridinis kobalt. Taip, išskinam vidurėlį. Ir čia šiaip reikia stebėti visą laiką, kad neaugtų šitas augalas ir arbūzėlis. Taip. Ko mums reiks? Reiks peiliuko, britvutės. Turiu čia iš anksčiau pirktų, tikiuosi bus aštrios, nes čia tikrai reikia aštrumo. Taip, padarome pjūvį. Ir arbūzą. Ir juos mes čia turėtume sujungti. Taip, sujungiam. Ir susegam su segtuku. Visa mano operacinė tvarka baigėsi. Taip, į vazonėlį ir uždedam žemę. Tikrai nežinau, ar yra skirtumas, kaip pjausime arbūzą taip ar taip, bet tikrai vienas dalykas, kad vieną augalą turime pjauti taip, iš viršaus į apačią, o kitą iš apačios į viršų. Taip, dar mačiau, kad taip, būtinai išskiname vidurį. Ir mačiau, kad nupjauna vieną lapą. Tai tikrai yra patogiau, kai nupjauni, nes arčiau ten prisideda viskas. Taip. Taip, labai sunku dirbti, kad nepapultų žemė, bet reikia pasistengti. Va, pernai tikrai buvo toks dalykas, kai aš tipo įsivaizdavau, kad juos čia suskiepijau, o jie buvo nesulipę. Tai geriau jų pasitikrinti, negu auginti du atskirus augalus. Tai va, taip. Ir pasodinam, aišku, neužpilant skiepijimo vietos. Pirmieji paskiepyti, užklostyti ir žiūrėsim, kas čia bus toliau.